Turim pradėti reglamentuoti aiškiai suprantamai ir kad visuomenė žinotų, kaip tie greičio matuokliai statomi. Nes dabar iki šiol jie buvo statomi bet kur, bet kaip ir nestatomi bet kur ir bet kaip. Kai diskutuosime dėl kelių finansavimo apie 4., 5. ir 6. ruožus, kurie yra pavojingi važiuoti, nes jie yra neišasfaltuoti, jie yra duobėti ar griūnantis tiltas, norėtųsi jūsų tokio karšto irgi gynybos biudžeto, tarkim, didinimui. Nes visų pirma, kelių saugumas prasideda nuo kelio kokybės, nuo atitvarų apšvietimo ir kitų dalykų, apie ką pradedant diskutuoti dėl šito projekto, mes ir pradėjom kalbėti. Mes šiandien turėjom tokį keistą reglamentavimą, jis įstatymė nebuvo parašytas visiems Seimo nariams, iki šiol jisai tiko, kai galima buvo bet kur, bet kada, bet kiek jų statyti arba nestatyti, nes iš esmės buvo teisė ir nestatyti, ir juoduose ruožuose tų greičio matuoklių ir dabar nėra, ir nebuvo jų. Tai įstatymė atsiranda aiškios normos, pagal kurias vadovaujantis Susisiekimo ministerija padarytų. 3, 5 tai yra padaryta po diskusijų. Kalbant apie ekspertus, ekonomikos komitetas užsakė ir ekspertinę nuomonę. Ekspertai pasakė, kad projektas irgi atitinka, viskas yra gerai. Aš suprantu, kad čia susidūrė dvi atskiros nuomonės, toks karštas projektas, kur kas rimtesnis ir didesnis diskusijos negu Lietuvos biudžeto praeitą rudenį buvo.